Klaipėdos universiteto auloje vyko aukštojo mokslo ekspertų ir studentų lyderių susitikimas, kurio tikslas buvo diskutuoti apie aukštąjį mokslą 2030 metais. Ši asamblėja yra kasmetinis susitikimas rengiamas nuo pat studentų sąjungos įkūrimo. Šiemet atkreipiamas ypatingas dėmesys į aukštojo mokslo ateitį, todėl ir susitikimo tema – Rytojaus švyturiai. Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas dalinosi mintimis apie asamblėjoje pasirinktą ateities temą. Iš tikrųjų, ne vienerius metus asamblėjoje gvildendavom esamas problemas. Ir jos visą laiką likdavo, jos visą laiką yra darbotvarkėje, bet tikrai noras yra pasižiūrėti į ateitį, jo labiau, kad būtent buvo priimta 2030 Lietuvos pažangos strategija. Tad iš tikrųjų noras yra suprasti ir išsiaiškinti, ką studentams reiškia tie būdvardžiai apibūdinimai aprašyti būtent strategijoje. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos išorinės komunikacijos koordinatorė Gabija Rakauskaitė vardino pagrindinius klausimus, kurie bus aptarti asamblėjoje. Klausimų bus labai daug. Dirbsime darbo grupėse šeštadienį. Tai yra labiausiai orientuosimės į ateities universitetą. Tai 2030, jeigu žinot, yra Lietuvos tokia vizija ir mes bandysime sukurti idėjų, kaip gali atrodyti Lietuvos mokslas, Lietuvos aukštasis mokslas po 15-16 metų, tai po 2030-aisiais. Tai yra, kalbėsim apie tai, kokios turi būti geriausios studijų programos, finansuoti mokslą, nefinansuoti, ar valstybės užsakymų reikia specialybėse ir panašiai. Šiandien yra kita diena, yra konferencija, kur kalbėsime irgi įvairiais labai klausimais, tai yra kaip turi atrodyti galbūt rektorius mokyklos aukštosios, kaip turi atrodyti studentas, kaip su savivaldom aukštųjų mokyklų elgtis, ar jos reikalingos ar ne. Įvairiais labai klausimais, nes renginys trunka 3 dienas, todėl klausimų daug aptarsime, nes norime kuo daugiau sužinoti, kuo daugiau patirti ir kuo daugiau išeičių galbūt parengti, galbūt kažkokių vizijų, kurios galėtų išsipildyti ateityje. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Evelina Greiciūnaitė pasakoja apie savo įsivaizduojamą Lietuvos aukšto mokslo ateitį. Iš tikrųjų sunku pasakyti, žvelgiant į visas šitas reformas, tai tikėkime, kad aukštasis mokslas jis eis tik geryn ir jis tobulės, kad nebus jokių tokių sunkumų ir mes negrįšime į akmens amžių. Tikėkime, kad kaip ir visuomenė tobulėja, vystosi modernėja, technologija atsiranda, taip ir aukštasis mokslas. Mes tobulėsim kaip ir aukštosios mokyklos. Kauno Vytauto didžiojo universiteto studentų atstovybės prezidentas Justinas Petkus sakė, kaip ateityje atrodys Lietuvos aukštosios mokyklos. Aš manau, kad Lietuvoje bus tų aukštųjų mokyklų galbūt šiek tiek mažiau. Jos bus, kaip sakyt, susijungusios, galbūt kai kurios išsigrynusios sritis, technologiniai ar kažkokie inžineriniai, ar būtent humanitariniai, socialiniai. Ir kaip dabar yra idėja Lietuvos universitetą atkurti, susijungti, tai bus sujungiamas potencialas ir bus tiekiamas labai kokybiškas aukštasis mokslas. Susitikimo metu buvo atkreipiamas dėmesys į aukštojo mokslo ateitį 2030 metus 3 lokalinėje, nacionalinėje ir tarptautinėje dimensijose.